Sveiki visi. Man atrodo, girdžiuosi, ar ne? Mikrofonas veikia, viskas tvarkoj. Labai džiaugiuosi, kad festivalį Lituanikon jau 35 kartą vykstantį atidarom būtent su Nijole, kuri yra tautosakininkė, etnologė, baltų mitologijos žinovė. Tai aš pasinaudosiu tokią progą užduoti labai daug įvairių naivių klausimų ekspertai. Kviečiu jūs padaryti tą patį. Visko galim klausti, naudotis tokia šaunia proga. Tai Nijolės naujausia knyga 23 metais pasirodė knygelė vaikams apie Saulę. Tačiau šita knyga atsiduria šalia kitų mokslininkės mokslinių studijų. Tai buvo viena studija apie Perkūną, išversta, tiksliau perrašyta 23 metais taip pat ir angliškai, studija apie žemyną ir apie dangaus vaizdinį. Tai labai platus spektras žinių. Tai manau, kad pradėkime. Ačiū, Nijole, kad dalyvaujate. Ačiū Jums, kad pakvietėte. Tai šitoje knygelėje vaikams jūs labai gražiai ir labai aiškiai paaiškinate skirtį tarp mitologijos ir tautosakos. Tai, man atrodo, ir išsiaiškinkime tas savokas. Galbūt galėtumėte šitą skirtį paaiškinti, kas yra mitologija, kas yra tautosaka, kas yra folkloras, kas yra etnologija. Tai sveiki. Labai malonu visus matyti. Na ir pakalbėsim nusakytomis temomis. Kas yra mitologija? Mitologija tai bendriausia prasme yra mitų visuma, bet kartais šitas terminas vartojamas ir kaip mokslas apie mitus. Bet vis dėlto dažniau mes tai suprantame kaip mitų visumą. Mitologija yra mūsų kultūros pamatas, tai yra tam tikra kultūros raiška, mūsų dvasinės kultūros pamatai. Ir dėl to labai svarbu ją pažinti. Mitologijoje reiškiamos žmogaus pažiūros, tai yra tam tikra filosofija. Ir reikėtų pasakyti, kad mitologijoje kalbama neabstrahuotai reiškiamos mintis, o vaizdiniais. O tie vaizdinių junginiai, kitaip sakant, vaizdynas kartais vadinamas tiesiog pasaulėvaizdžiu, nes reiškiamas įsivaizdavimas pasaulio, žmogaus, dievų ir jų santykių. Tai trumpai sakant, tai yra mitologija. Na, o tautosaka, kaip mes jau žinome, yra žodinė liaudies kūryba. Dainos, pasakos, smulkioji tautosaka. Bet tai dar ne viskas. Mes įpratę iš mokyklos suvokti, kad tautosaka yra kažkas tokio nuobodaus, nusibodusio, kad kartais tautosaka asocijuojasi su užstalės dainomis arba tiesiog paprasčiausiai su lyrinėmis dainomis apie mergelę bernelį, bet iš tikrųjų mūsų tautosakoje yra užsifiksavusių labai archaiškų vaizdinių ir neretai dainos ar tikėjimai yra išsaugoję tokių senienų, kurios
randamos ir netgi senovės indų Rigvedoje, kuri datuojama antruoju tūkstantmečiais prieš Kristų. Tai tautosaka yra nepaprastai įdomi sritis, jeigu randi joje tam tikrų inkliuzų ir bandai aiškinti jų prasme. Na, kas yra etnologija? Etnologija yra, kitais žodžiais tariant, tai yra tautotyra, tai aiškinimas, gilinimas į tautos kultūrą ir čia daugiausia remiamasi etnografija. Tai etnologija taip pat padeda tyrinėti ir mitologiją, nes etnografija yra vienas šalia tautosakos yra labai reikšmingas mitologijos tyrimo šaltinis. Na ir galų gale dar terminas folkloras. Folkloras yra daug platesnė sąvoka negu tautosaka. Tai ne tik žodinė liaudies kūryba, bet ir, sakysim, muzika, choreografija, teatras. Na ir kartais žodis folkloras vartojamas kaip sinonimas termino tautosaka. Jie gali būti pagrečiui vartojami. Tai taip maždaug. Ačiū, labai aiškiai, išsamei paaiškinote. Kadangi festivalio tema folkloras, mes vis taip tą savoką minkėm, bandėm išsiaiškinti ir tikrai daug kur mačiau, kad tai yra tarsi tautosakos sinonimas, bet štai ne, platesnė savoka. Apie jūsų knygą pašnekėkime. Pasirinkot būtent Saulę ir Saulės vietą mitologijoje ir Saulės istoriją. Kodėl? Kodėl ne Mėnulio? Taip, 19 metais išėjo mano knyga Dangus baltų mitiniame pasaulėvaizdyje. Ir ten, aišku, skyriau dėmesį ne tik Saulei, bet ir Mėnuliai ir tokiai temai kaip dangiškosios vestuvės. Na ir vis dėlto aš pasirinkau tai savo knygai vaikams Saulės temą, nes ji iš dangaus kūnų mūsų tautosakoje yra ryškiausia ir vaizduojama kaip svarbiausia figūra. Ir kas įdomu, nors mūsų dangaus mitologija yra susijusi su indoeuropiečiais, išreiškia indoeuropiečių ideologiją, patristinę, patriarchalinę, bet kaip nekeista, čia danguje Saulei suteikta didesnė svarba. O kodėl aš pasirinkau tai knygai vaikams? Žodžiu, šią temą dėl to, kad tai reiškiama labai suprantamais, labai konkrečiais vaizdiniais. Saulė vaizduojama labai dažnai kaip žmogus, kaip moteriška būtybė, važiuojanti ratais, pasikinkiusi ugninius arklius. Na ir aš pagalvojau, kad vaikams tokie vaizdiniai bus labai suprantami. Ir, žodžiu, be to Saulė padeda, dar ir pažintinė prasme šita knygelė gali būti vaikams naudinga, nes bus paaiškinta, tai jau nebus, o yra paaiškinta, kaip, žodžiu, keičiasi paros ciklai, koks yra metų ciklas ir kaip tai yra susijęs su Saule.
Ačiū. Minėjote tą Saulės kaip moters vaizdinį, bet tai tikrai ne vienintelis vaizdinys, kurį radau skaitydama jūsų knygą. Tai ir kalvio dirbinys, ir geltonkasė moteris, ir aukso kamuolys. Kodėl tiek daug yra skirtingų vaizdinių mitologijoje? Na, todėl, kad mūsų mitologija tai yra užfiksuota ir rašytiniuose šaltiniuose, ir tautosakoje, ir etnografijoje, ir labai skirtingo laikotarpio, žodžiu, kūriniuose. Gali būti ir 13 amžiaus, gali būti ir daug vėlesnių šimtmečių. Ir mes, kai matome tą, žodžiu, ją labai įvairiopuose šaltiniuose, tai jinai ir vaizduojama skirtingai. Bet kai sudedam viską į krūvą, tai matome, kad jinai gali būti ir kaip kamuolys, ir kaip žmogiška būtybė. Ir sukurta, nukalta kalvio televelio, kaip sakoma, 13 amžiaus kronikoje, Malalos kronikoje. Ir ką aš dar noriu pasakyti, kad savo knygoje aš savo fantazijos, savo išmonės ten panaudojau tik tiek, kad suprantamai vaikams papasakočiau. O šiaip jau viskas yra paremta rašytiniais šaltiniais, tautosaka, viskas yra autentiška. Aš norėjau, kad tikrai vaikai įsimintų tai, kas yra labai svarbu, kas yra užfiksuota mūsų seniausiuose kultūros kloduose. Tai paprastai tokia prieinama vaikams forma, iš esmės perduodate gilų žinojimą, ateinant iš mitologijos ir įvairiausius vaizdinius Saulės. Taip, stengiausi šitą padaryti, nes tikrai ir vaikam reikia suprantamą formą išdėstyti žinias apie mitologiją. Ir galbūt, jeigu aš pasakočiau taip nuobodžiai, tai ne viską įsimintų. O čia, kai pasakojama, atskleidžiama viskas vaizdiniais, tam tikrais siužetais, tai vaikui bus lengviau tą suvokti. Dar turbūt supratimą paskatina iliustracijos. Ir Saulės vizualų, Saulės kaip žmogiškos būtybės atvaizdą sukūrė latvių dailininkė Anetė Bajerė-Babčiuka. Galbūt galėtumėt papasakoti, kaip jai sekėsi iliustruoti knygą ir kaip atrodė jūsų kūrybinis procesas, kiek bendradarbiavot, tarėtės, ar galbūt kažkokiais šaltiniais rėmėtės. Taip, tai jauna latvių dailininkė, kuri beje jau apdovanota porą kartų, labai kūrybinga. Mes su ją bendravom, žodžiu, elektroniniu paštu, tarpininkaujant leidyklai. Jinai atsiųsdavo savo eskizus ir aš sakydavau, ar čia tinkamai, ar čia netinkamai pavaizduota Saulė. Mes ilgai ieškojome varianto, kaip ta Saulė, kaip ta Saulė, kaip moteriška būtybė turi atrodyti, nes juk niekur ji nėra taip jau pavaizduota. Čia jau reikėjo dailininkiai, taip pat ir man dalyvaujant šiek tiek, kurti tą vaizdinį Saulės, Mėnulio ir Perkūno. Na, Perkūnas jau šiek tiek žinomi jo tipiški bruožai, bet žodžiu, čia mes nemažai kontaktavom, nemažai taisėm, nemažai kūrėm. Žinoma, daugiausia dailininkė, bet ir man, ir leidyklai buvo proga tame kūrybos procese dalyvauti.
Ir dailininkė yra Latvė, tai puikia proga paklausti apie skirtumus tarp latvių ir lietuvių mitologijos ir tautosakos, nes, kaip suprantu, knygoje remiatės tą baltiškąją bendrąją mitologiją, tai ar yra kažkokių įdomių esminių skirtumų? Na, taip, yra kai kurių skirtumų, bet iš esmės tai čia ta pati mitologinių vaizdinių sistema. Ir aš savo toj mokslinėj knygą, kurią minėjau, remiausi ne tik lietuvių, bet ir latvių tautosaka ir mitologija. Ir kokių duomenų trūksta lietuvių mitologijoje apie Saulę, tą mes randame latvių tautosakoje ir mitologijoje. Ir latvių Saulė yra daug detaliau, daug išsamiau pavaizduota kaip žmogiška būtybė, labiau individualizuota. Ir tikrai yra tiesiog Saulei skirtų, apie Saulę sukurtų dainų. Ir netgi tokie 2 rinkiniai yra, dainų rinkiniai, kurie skirti vien tik Saulei. Ir, šitoj knygai visokiausių naujų sužinojau dalykų apie Saulę. Vienas iš jų buvo, kad apie Saulės pagrobimą, kad Saulė buvo pagrobta ir kad ją iš tamsos ir šalčio karalystės išvaduoja milžinas Domertas. Visiškai negirdėtas nei vardas, nei figūra man buvo, galbūt galėtumėt apie ją daugiau papasakoti. Gal čia iš Latvių ateina? Na, visiems yra žinoma, kad metų cikle yra vasaros saulėgrąža ir žiemos saulėgrįža. Ir manoma, kad žiemos saulėgrįžos metu Saulė gimė. Taip tiesiog labai aiškiai kalbama apie iranėnų mitrą, šviesos dievą mitrą, kad gruodžio 25 yra jo gimimo diena, tai apie tai sakoma daugelį mitologijos enciklopedijų. Na ir šiaip jau logiškai mąstant, iš tiesų, tuo metu apie Kalėdas, kai trumpiausios dienos ir įvyksta, žodžiu, ta solsticija, tai dienos po to ima ilgėti ir aiškinama, kad tuo metu gimė arba atgimė Saulė. O prieš tai yra tokių mitų, tokių siužetų, kuriuose pasakojama, kad Saulė buvo pagrobta. Toks mitas užrašytas Enėjo Silvijaus Pikolominio 15 amžiuje. Ir beje, tas mitas yra baltų religijos ir mitologijos šaltinių 4 tomyje, 1 tome. Na ir jame pasakojama, kad Saulė buvo pagrobta galingojo karaliaus ir uždaryta į tvirčiausią bokštą. Na ir tuo metu buvo keletą mėnesių net tamsu, bet Saulė išvadavo tam tikras mitinis herojus. Viename to mito užrašymo variantų ir būtent išspausdintame baltų religijos ir mitologijos šaltiniuose išvaduoja zodiako ženklai, bet 20 amžiaus pradžioje istorikė Ruginytė Andziulienė atrado, kad būta dar 2 ankstesni šito mito užrašymo variantai, kuriuose sakoma, kad Saulę išvadavo milžinas, lotyniškai gigantė. Kas tas milžinas buvo? Žodžiu, milžinas didžiuliu kūju
išvadavo Saulę iš to, žodžiu, sudaužė tą bokštą ir šitaip ją išlaisvino. Kas buvo tas milžinas? Na, tai čia mitologijos tyrinėtojai spėlioja ir tautosakininkai, ir Beresnevičius, ir Radvilė Racėnaitė. Vieni mano, kad tai buvo tas Televėlis, kuris sukūrė Saulę, kaip sakoma, Malalos kronikoje. Kiti mano, gal čia tiesiog mūsų padavimų milžinas, o galbūt yra dar viena versija, kad tai galėjo būti Perkūnas, nes jo vienas iš įrankių, labai būdingas jo įrankis, yra kaip tik kūjis. Na ir be to reikia turėti tą omeny, kad Rigvedoje Saulę išvaduoja ir įmeta ją į dangų dievas Indra, kuris yra Perkūno analogas. Tai aš savo knygutėj pavadinau tą išvaduotoją Domertu, kadangi vaikam dar nenoriu kad vaikai žodžiu, būtų toje painioje hipotezių, žodžiu, painiavoje. Ir tiesiog Domertas yra stebuklinių pasakų herojus, kuris, žodžiu, nukauna Slibiną. Na, tai sąlygiškai tą išvaduotoją pavadinau milžinu Domertu. Labai įdomios paralelės tarp įvairiausių mitologijų, ne tik baltų, bet, kaip pabrėžėt, ir Vedose, ar ne, panašios figūros sutinkamos, labai įdomu. Ir knygoje daugiau veikia įvairiausių mitologinių figūrų, ąžuolas, perkūnas, kažkoks senelis Požemio karalystėje gyvenantis, ganantis avis, ir taip pat devyniaragis elnias, man labai įdomus pasirodė. Galbūt galėtumėt daugiau papasakoti ar apie elnę, ar apie kažkurią kitą figūrą. Šiaip jau Saulės veikla dienos metu vaizduojama kaip važinėjimas rateliais, dangumi, pasikinkius ugninius arklius. Beje, tai atitinka ir Rigvedoje Savitarą arba Surya, tuos soliarinius dievus, kurie taip pat važiuoja važelėje pasikinkę arklius. Tai matot, kokios paralelės tarp mūsų ir netgi senovės indų, žodžiu, epinių paminklų. Tai taip, dabar jeigu apie elnę, aš knygutėje rašau, kad sugrąžina jau po išvadavimo Saulės, sugrąžina ją devyniaragis elnias. Devyniaragis elnias irgi yra nepaprastai įdomi mitinė figūra, kuri sutinkama pirmiausia tai mūsų kalendorinėse, kalėdinėse dainose. Tai yra fantastiškas gyvūnas, kitaip ir nepasakysi apie jį, ant kurio vieno rago, kaip sakoma, dainoje dega ugnelė, ant kito rago kalveliai kala. Ir ten, žodžiu, aiškinama, ką jie nukala auksinius daiktus. Šiaip jau įprasta elnę aiškinti kaip soliarinį gyvūną, kuris tuos saulėgrįžos metu mums parneša saulę. Tai vat, o kodėl jis devyniaragis, nu tai čia mes gal dar kalbėsime apie tai. Apie skaičius. Supratau. O ką galėtumėt apie dangų įdomaus pasakyti? Tyrinėjot dangaus vaizdinį, ar mūsų protėviai įsivaizdavo, kad žemė plokščia ir užvožta dangčiu, ar kaip dangus buvo suprantamas?
Na taip, kadangi žmonės šiaip jau mokslo žinių neturėjo, tai jie remdamiesi savo intuiciją, savo stebėjimais, aiškino savo aplinką ir tuo pačiu ir dangų. Ir dangus buvo suvoktas ne tik baltų, bet ir slavų, kaip uždengtas kažkokio dangčio. Kad mes gyvename tokioje uždaroj erdvėj, uždengtoje iš viršaus stogo, o iš apačios žemė. Tai žodžiu, toksai namo, žodžiu, modelis. Tokio didžiulio, gigantiško namo, kuriame gyvena žmonija, modelis. Na, apie dangų tai iš viso galima daug pasakyti. Žinoma, dangaus vaizdinys ir apskritai tas visas vaizdynas yra susijęs su indoeuropiečių idėjų pasauliu, su indoeuropiečių vertybėmis. Ir jis gali būti įsivaizduojamas ir kaip ganyklos, kaip didžiulės, neužmatomos ganyklos, kuriuose ganosi debesis, dažnai aiškinami kaip jaučiai ar kaip kokie kiti gyvuliai, o mėnuo gali būti tautosakoje, žodžiu, vaizduojamas kaip piemuo arba koks nors kitas gyvulys, veršis, sakysim, ar kumeliukas. Na, tai vat, žodžiu, mes matome, kaip kartais mūsų tautosaka atspindi labai senus ir gilius žilos senovės sluoksnius. Dar buvo įvairiausi, minite tokius saulė savo švitėjimu sunaikina vaidulius, šmėklas, baubus, maumus, pabaisas, visokius tokius, nežinau, kaip būtybės. Galbūt irgi galėtumėt apie tas tamsos, šešėlių būtybės daugiau papasakoti, su kuo jos susijusios. Na, kadangi saulė yra psichologiniu požiūriu, daugiau yra susijusi su mūsų racionaliaja pusė, su mūsų protu, tuo tarpu mėnulis su pasąmonė, su jausmais, kurie aktyvesni būna naktį, o saulė pažadina mūsų racionaliąją prigimtį, mūsų protą ir, žodžiu, išsklaido visas iliuzijas, visas baimės, visus nuogastavimus. Tai ir mitologijoje yra tokių mitinių būtybių, kurios gyvena tik tamsoje, požemyje, arba jeigu žemėje pasirodo tamsiuoju paros metu. Tai ir velnias, tai ir laumės, raganos. Ir mes turime taip pat ir savo elfų, kurie taip pat bijo šviesos, tik tai jie dar per mažai ištyrinėti. Bet mūsų elfai tai būtų barstukai. 16 amžiuje Sūduvių knygelėje buvo užrašyta tokia mitinė informacija, kad po šeivamedžiu gyvena dievas Puškaitis, o jo tarnai yra barstukai, kurie neša žmonėms, žodžiu, turtus. Jie tarytum siejasi su kaukais, daug ko panašus į kaukus, bet ir jie, kaip jau kitų autorių rašoma, tie barstukai bijo saulės šviesos. Be galo įdomu. Šviesa. Na ir, o šiaip pabaisos visos, ko bijo dar apsiginimo nuo jų priemonės. Tai ir, sakysim, kas būdavo daroma per jonines arba per rasas, kitaip tariant. Tai naktį, vidurnaktį būdavo einama ieškoti paparčio žiedo ir miške, aišku, būdavo labai gūdu. Ir visokios pabaisos, visokios baidyklės gąsdindavo. Ir ne viename tikėjime užrašyta, kad
norint apsisaugoti nuo jų ir tokiu būdu rasti tą žydintį paparčio žiedą, reikia apsibrėžti aplink save ratą. Apskritimas ratas yra universali apsaugos priemonė. O dar jeigu apsibrėži ją šermukšninę lazdą, tai įsaugo tikrai patikimai. Na, o šermukšnis toks augalas, toks medis, kuris apgina ir ne vien baltų mitologijoje, bet ir germanų ir kai kuriuose kitose apgina nuo velnio, laumių, raganų. Žodžiu, dar ir augalai taip pat panaudoti tai apsaugai. Labai įdomu. Nijolė, kitą knygą būtinai apie tamsiuosius elfus rašykit. O reikia. Apie tas barstukus. Nieks nesu girdėjusi, be galo įdomu. Kalbėjote apie apskritimą kaip tokį apsauginį simbolį ir, na, pasinaudosiu dabar progą apie skaičių simboliką paklausti. Tai atsikartoja jūsų knygoje skaičius 9, bet girdėtas jis man ir iš kitur, 3, 9, kuo 9 ypatingas, arba apskritai kaip skaičiai buvo svarbus baltams. Na, tikrai, vat, skaičiai 3, 9 ir 27 baltam buvo labai svarbus, tai magiški šventieji skaičiai. Kaip aiškinti juos ir jų simboliką? Tai, na, 3, tai čia dažnai būna ir medžio struktūra susieta su skaičiumi 3, jis gali būti 3 liemenimis, gali jis būti 9 šakis, 3 ir 3 kombinacija. Kartais apie dangų kalbant sakoma, kad jis gali būti 3 lygmenų, gali būti 9 lygmenų ir sakoma, pasijutau kaip 9 dangui. Tai čia labai archaiškas vaizdinys. Ir dar religijotyrininkas Mirčia Eliade yra rašęs apie tuos lygmenis, apie tuos skaičius. Ir jis yra aiškinęs, kad tie, sakysim, jeigu koks nors objektas yra susijęs su skaičiumi 9, ypač jeigu jis yra vertikalus, tai jis gali simbolizuoti skirtingas mūsų supančio pasaulio lygmenis, įtraukiant į visą tai ir dangų. Tai, žodžiu, viena vertus taip gali būti paaiškinta, bet labai įdomus dar pavyzdys būtų apie tai, kad mūsų sambariai, tai žodžiu kulės apeigos, kada kuliami grūdai, kad jie būtų pašventinti, būdavo atliekamos tam tikros apeigos, buvo daromas alus ir kepama duona. Ir būtent tas alus ir ta duona buvo kepami iš grūdų, iš 9 saujų, samstant kiekvieną saują po 3 kartus ir tokiu būdu 27 sėmiai būdavo, žodžiu, padaromi prieš tą alaus gamybą. Ir tai buvo labai svarbu, ta procedūra buvo būtina. Ir ta sambarių šventė dar kitaip vadinta ant 3-9. Taip rašo istorikas Matas Pretorijus, ant 3-9. Tai žodžiu, kad tais skaičiais, žodžiu, 3 ir daugybą iš 9 labai, žodžiu, per tą šventę daug, žodžiu, tos kombinacijos reiškia.
Beje, aš norėčiau dar tokią paralelę priminti, kad mūsų gėrimas 3-9 atspindi būtent tą archaišką vaizdinį, tą suvokimą, kad tas gėrimas, kad apeiginis gėrimas turi būti gaminamas iš, žodžiu, 9 saujų, iš 9 grūdų, žodžiu, saujų, padauginus, samstant kiekvieną po 3 kartus, žodžiu, iš 27 sėmių. Ir tas skaičius 27 pasikartoja ir kitur mitologijoje, sakysim, Perkūnas yra pasikinkęs 27 ožius į savo važelį. Užkalbėjimuose, taip pat gydymo praktikoje tas skaičius panaudojamas. Na ir, žodžiu, o skaičius 9 iš viso labai universalus. Tai ir 9-šakis medis, ir 9-ragis elnias. Ir, nu, žodžiu, labai dažnai sutinkamas tas skaičius. Mhm. Paskutinį klausimą užduosiu ir atiduosiu mikrofoną mūsų klausytojams. Vien iš Saulės dienos ir metų kelionės akivaizdu, kad laikas buvo cikliškas, kad gamtos ciklai buvo irgi labai svarbus. Ir, na taip, klimato kaitos akivaizdoj man labai įdomus protėvių santykis su gamta. Tai galbūt galėtumėt papasakoti daugiau apie gamtą, jos supratimą ir kaip sugyveno su ją. Na kaip, mūsų mitologija yra gamtojautinė. Žodžiu, gamta buvo nepaprastai svarbi žmogui, nes tai jo buvo kasdieninė aplinka. Ir ką įdomu pabrėžti ir kas man pačiai labai, žodžiu, imponuoja, tai, kad žmogaus santykis su gamta buvo iš esmės pozityvus. Ir jis, žinoma, jis ir pragmatiniais tikslais panaudodavo gamtą, sakysim, medieną ar kitus dalykus, bet vis dėlto iš esmės esminės stichijos žmogui buvo šventos. Tai ir žemė, ir vandenis, ir ugnis. Ir, žodžiu, bet kokį darbą pradėdamas, žmogus žiūrėdavo į dangų ir, sakysim, ar galima jau pradėti bulvę sodinti, žiūrėdavo kokie debesis, jeigu maži kamuoliniai debesis, vadinasi, bulvių derlius bus geras. Žiūrėdavo į dangų ir aiškindavo, ir dangus pranašaudavo, žodžiu, koks bus oras ir tuo tikslu. Na ir apskritai, o jeigu išvysdavo vaivorykštę, tai jam čia buvo toks įstabus ženklas, šventybės raiška. Ir na, žodžiu, kas yra vaivorykštė, tai apie tai taip pat aiškinu, kalbu savo toje minėtoje knygoje apie dangų. Tai kviečiu, Nijolės knygą galima įsigyti mūsų infostale, šitą įspūdingą knygelę vaikams, bet taip pat pasižiūrėkite ir mokslininkės studijas rimtasias apie Perkūną, žemyną ir dangų. Tai atiduodu dabar mikrofoną publikai, drąsiai klauskit. Sveiki. Aš norėjau pasiklausti, kai kalbam apie folklorą, tautosaką ar visus tos panašius terminus, kurioje vietoje mes brėžiame liniją laike, kad taip kaip ir pasibaigia ar nepasibaigia, nes turbūt mes vis tiek dar dabar kuriam tautosaką. Bet kai kalbam apie gamtą, pavyzdžiui, jūs dabar kaip tik apie gamtą kalbėt, kaip senovės lietuviai žiūrėjo į gamtą.
dabar mes vis tiek žiūrim į gamtą, galbūt taip į tą gamtą žiūrim kaip į kažkokią galbūt prabangą, jeigu mes mieste gyvenam, kas jeigu tu ten prie ežero gali nuvažiuoti atostogauti ar iš viso namą turėti ant ežero, tai čia net skandalas, nes tai yra pernelyg didelė prabanga atimama iš visų. Tai vis tiek mes kažkokį savo požiūrį turim, pasaulėžiūrą, istorijas turim. Tai, bet kalbant apie terminus, ką jūs tyrinėjat, kur brėžiate liniją, ar tai yra 21 amžius, 20, 19, 18, ar tai yra vakar? Kas įdomu, tai tos ribos kol kas mes ir negalime nubrėžti. Mes čia turėjom 2011-2013 metais 10 ekspedicijų, rinkom medžiagą apie žemės deivę žemyną ir apskritai apie žemės garbinimą. Ir kaip nekeista, tai kaime iš vyresnių žmonių mes užrašėm tokios unikalios tautosakos apie žemės gerbimą, kad supratome, kad ta pagarba, ta žodinė kūryba dar nesibaigė, dar mes galime ją fiksuoti. Žinoma, kai išmirs tie seneliai, tai jau gali būti sudėtingiau. Tai dėl to ir reikia, kad mes turėtume tvirtesnės šaknis, kad mūsų tos vertybės įaugtų, kad mes savo sąmonėje tuos archetipus turėtume ir mūsų vaikai turėtų. Reikia ir supažindinti su mitologija, su tautosaka ir taip labai sąmoningai, labai rimtai, skaitant tikrai yra dabar parašyta labai gerų mokslinių studijų ir žodžiu, kad mes savo žodžiu, supratimu, savo sąmonę tęstume tą visą tai. Taip, tai aš norėčiau paklausti klausimą apie aušrinę iš tiesų. Pastaruoju metu teko gan daug pasiskaitinėti apie baltų dievus ir skaitant aušrinę man kilo toksai klausimas, pagrindė skaitant visokius šaltinius apie šitą dievą. Dažniausiai jin yra minima kontekste specifiškai apie mėnulio neištikimybę. Ir aš suprantu, kad aušrinė turėtų būti dievas, kuris mums atneša rytą, tačiau skaitant visus šiuos šaltinius, man kilo toks jausmas, kad šitos deivės vertybė atėjo pagrindė iš to, koks jos ryšys yra su mėnuliu, bet ne iš to, ką jinai pati atneša mums. Gal turit ką nors pakomentuoti apie tai? Na taip, jos ryšys akivaizdus, net ir danguje gali matyti, kai mėnulio jaunatis, kad kažkokia žvaigždutė, būtent aušrinė, yra visiškai netoli to mėnulio pjautuvėlio ir jinai po truputį artėja prie jo ir žmonės stebėdami tą dangų, tą žvaigždę sukūrė tokį mitą, kuris beje taip pat indoeuropiečių kilmės yra paplitęs ir pas slavus, ir žodžiu, ir Latvių ypatingai gerai išplėtotas. Tai taip, apie aušrinę labai nedaug mes ir žinome ir apie tą dangiškųjų vestuvių mitą. Lietuviai ir latviai baltų tautosaka beje bene daugiausia pasako apie tą indoeuropietiškąjį dangiškųjų vestuvių mitų. Šiek tiek yra nuotrupų apie Ušas Rigvetoje, kad ji taip pat vežimaičių važiuoja ir Indra, žodžiu, griaustinio dievas suskaldo jį. Na, tai vat labai nedaug yra tų fragmentėlių, bet juos sudėjus į krūvą galima kažką spręsti. Tai ačiū už atsakymą. Šiaip aš turiu kitą klausimą, šiek tiek nesusijusi su dievais, apie kuriuos mes dabar kalbėjom. Aš iš tiesų norėčiau paklausti apie Medeinį ir Žvorūną. Tai tiksliau, kiek teko domėti šiais dievais, tai
Labai daug šaltinių kalba, kad Medeina yra specifiškai žvėrių ir miško žvėrių deivė, o Žvorūna yra medžioklė, tačiau nemažai šaltinių ir tapatina, kaip Medeina ir Žvorūna būti tuo pačiu dievu. Ir man įdomi ta tokia perspektyva, kad mes turime tuos gan skirtingas koncepcijas, kad vienas yra globėjas, o kitas yra medžiotojas, tačiau tam tikri šaltiniai jos sumeta į vieną vietą, tarsi tai būtų ta pati esybė. Tarsi mes turėtume eiti pas žvėrių globėtoją, prašyti, kad mes juos galėtume žudyti. Aš nelabai suprantu šios perspektyvos iš tiesų. Na, taip, čia 13 amžiaus šaltiniuose jos užfiksuotos Žvorūna ir Medeina ir apie jas beveik nieko nepasakyta. Ten tik tai, žodžiu, kad viena Žvorūna yra kalė ir kai kas ją identifikuoja su žvaigžde. Na, bet šiaip jau koncepcijos, hipotezės apie Medeiną ir Žvorūną yra labai slidžios, labai hipotetiškos. Tai tikrai tik spėjimai, nes ką galime pasakyti. Nu, iš vardo Medeina, na, tai čia aišku siejasi su medžiu ir viena aišku, kad jos buvo susijusios su mišku, kad buvo susijusios miško deivės, tai visiškai aišku, kad galbūt Dianos analogai. Bet šiaip tai čia tikrai aiškinimai labai yra, nu, žodžiu, tikrai tokie faktiškai spėjimai. Na, mitologija iš viso mitologijos tyrinėjimuose paprastai, na, daugeliu atveju remiamasi hipotezėmis, bet jeigu vienos hipotezės patvirtina kitas hipotezės, jeigu jau čia tokia grandinė klostosi, na, tai jau daugiau tikimybės, kad tai yra tikra ir jeigu tai dar patvirtinama kitų tautų duomenų. Aš norėjau paklausti apie knygą. Nustebau, kad pasakėt, jog pervadinote milžiną, kuris lyg ir neturėjo vardo, į vaikams tam tikrą vardą. O kodėl nusprendėte nepanaudoti, arba tiesiog nepalikti milžinas, arba kad ir tą televelį panaudoti, bet kam kūrėte naują vardą, nu, ne visai naują, bet paimti iš kitur, ir apskritai, ar dar yra knygoje tokių vietų, kurios nebūtų grinai pagal, na, tą, ką mes mokomės mitologijos, nežinau, ar mokyklose, ar šaltiniuose, kaip kas? Ne, tai čia... Ar daug ką pervadinote? Kaip televėlių negalėjau pavadinti, nes tai tikrai tik tai hipotezė. Aš nenorėjau tokių žinių vaikams duoti, kurios yra hipotetinės. Bet tas vardas, kurį davėte, iš viso nesusijęs, kaip supratau, ar susijęs su Saulės metu? Nu, kodėl? Jis tiesiogiai nėra susijęs. Tai čia tikrai čia galbūt jau išmonės dalykas, bet kad tai yra milžinas, tai tikrai siejasi su šaltiniu, o tas vardas, nu nežinau, gal ir nereikėjo to vardo duoti. Čia jau tikrai aš svarsčiau, buvau pradžioj nedavusi jokio vardo tam milžinui. Galvoju, bet paskui galvoju, nu vaikui gal bus geriau įsiminti ir suprasti, jei tas milžinas turės kažkokį vardą. Pradžioj daviau Jonas. Paskui dar kažką. Nu ir paskui galvoju, gal aš duosiu tą Domertą iš stebuklinių pasakų, kuris nugalėjo, žodžiu, Slibiną, o beje, jeigu remsimės Vedomis, tai Dievas nugalėjęs Indrą, nugalėjęs Vritrą, tokią reptiliją, kuri buvo užgrobusi Saulę. Žodžiu,
jis irgi kovotojas su ta, žodžiu, gyvatės pavidalo būtybė. O daugiau tokių keitimų darėte knygoje, kad savų idėjų įdėjote vardų ar panašiai? Ne, nu tai tokių tikrai tik tai paaiškinimų, nu gal ne paaiškinimų, gal tokių detalių, gal kai nesminių detalių galbūt yra, bet nesminių. Ačiū labai, Nijolei, ačiū visiems dalyvavusiems. Kviečiu pasilikti kitam pokalbiui su rašytojais. Kaip tik kalbėsim apie folkloro ir pramano santykį. Dėkojam Nijolei, dovanėlę įteikiam Nijolę, kad atminimui, taip. Ir susitiksime už 5 minučių. Ačiū.